gerai. Tai aš esu Marija, šiuo metu studijuoju Vilniaus universitete psichologijos doktorantūroje mano metai ir jau kelis metus dirbu personalo atrankose kaip konsultantė, tai yra įvairioms kompanijoms ieškau darbuotojų. Tai tokia ir praktikė, ir po truputį akademikė darausi, bet iš tiesų ir toj srity ketinu ir toliau likti. Ir mane bent jau pakvietė čia, kad su jumis pasidalinčiau savo įžvalgom, patirtim, būtent apie psichologiją pokalbyje dėl darbo, kaip ir interviu vadinamas. Tai tiesiog pačios susitikimo tikslas ir bus. Tai tiek pati papasakosiu, ką žinau, tiek norėsiu iš jūsų sužinoti. Tai labai prašau aktyviai dalyvauti, reikštis. Jeigu matot kažkas, ką aš sakau, jums nepatinka, arba galvojat kitaip, arba norit daugiau sužinoti, tai tikrai sakykit, nutraukit. Čia nesąmonės sakai, ar dar kažką, tai tikrai yra tas vietos dialogui, nenoriu, kad būtų tiesiog nuovadi paskaita, praktyčiau ir išvardinčiau taip ir ne kitaip. Tai pirmiausia, norėčiau jūsų paklausti, kas iš jūsų yra dalyvavę bent vienam pokalbį apie darbą? Tai apie pusę auditorijos, kažkaip daugiau. Ir kaip jūsų įspūdžiai? Priėmė. Kodėl priėmė? Patiko, ne? Gal kažkas susidūrė su kažkokiais, kad buvo kažkas neaišku, kažkas nepatiko, kad pokalbis su darbu, gal galit pasidalinti su pamąstymais. Man tai, pavyzdžiui, būna sunkiausia, kai sako, tai dabar prisistatykit trumpai. Ir tenais per porą minučių pristatyti save, atrinkti tą informaciją ir dar neskambėčiau dirbtinai turbūt šitoj vietoje. Nes man teko stebėti kitą pokalbį, kai sako, prisistatykit, o aš visau ir tada visiškai išmoktas, tai lietuviškas. Tai yra klausimas, tada neatrodo dirbtinai, nors iš esmės čia šiek tiek dirbtinė situacija, ne visada tenka pasistatinėti, kad trumpai prisistatyti. Gerai, kas dar kokių pamąstymų? Svarbiausia yra padaryti neigiamas savybės tokias, kad mes pamatome dalykų. Ar bandėt tą padaryti, gal galite papasakoti, kaip jūs tą darėte? Tai iš tikrųjų čia tokia, man atrodo, atrankas tokia kaip geriausias klausimas. Taip. Tai apsvarstai, kurios galėtų būti tokios ribinės, kad darbdaviui būtų kaip ir tinkamas atlygimas. Kažkas, galima sakyti, darbinis kruopštumas, kuris kaip ir tinkamas atlygimas, bet kai kuriais atvejais gali būti laiko gaištas. Taip, kad dar tokių patirčių turi, tokių baisių klausimų. Tokių nieko, ne? Aš tokias nei kartą nedalyvavo pokalbyje. Ko labiausiai bijot, pagalvojate pokalbį rezultatą? Ar nieko nebijot? Iš ko nors, kokį nors atsakymą. Nebijokit, aš dabar mes pokalbį vedu, tai. Taip? To labiausiai aš galvočiau taip pasimesti, kokių netikėtų klausimų. Iš tikrųjų, gyvenimas traukti, netikėtais klausimais. Aš asmeniškai tik labiausiai pračiau. Taip. Ar dar yra kažkokių baimių, nuogąstavimų? Šiaip labai dažnai būna po pokalbio, kai pagalvoji, to nepaminėjau, aš suprantu, kad beveik nieko nepasakai, ką galėjai pasakyti. Bet čia jau būna tos nuogąstavimas po kažkokio prieto. Taip. Kompiuteris mums dar neveikia, slaptažodžių dar neturime, ne? Ne, neturi.
Taip, tai iš tiesų, tie visi dalykai, kas paminėjot, ne vieniems, tai yra daug kas, kam kelia baimę, nuogąstavimų ir tiesiog tame, ką šiandien kalbėsim, mes nemažai tų dalykų ir paliesim, daugiau aptarsim, pasigilinsim, kas kur kaip yra. O tuomet, iš tiesų, tas interviu, jisai neatsiranda iš niekur nieko, jį reikia patekti. Tai būdas patekti yra, aišku, visiems žinomas, tai yra reikia kažkur aplikuoti, kandidatuoti, bet ar tai yra taip paprasta? Ar susidurėt su kažkokiais sunkumais, bandydami patekti norimą poziciją? Tai visų pirma, galbūt reikia žinoti, kaip parašyti savo gyvenimo aprašymą, kai galite nieko neturi, kaip save pateikti, kaip įsidomu. Taip, iš tiesų, tas yra labai svarbu, kad sudominti. Pirmas žingsnis be abejo, tai visų svarbiausias yra pasirinkti tinkamą CV. Geriausiai yra tas daroma, žiūrint į pozicijos aprašymą, žinant, ko reikia toj pozicijai ir tiesiog savo CV pabrėžti tuos aspektus, kas būtų naudingiausia. Tarkim, jeigu tai yra pozicija ne tai, ką iki tol veikėt arba nauja, tai jūs tiesiog toj veikloj, ką jūs iki tol veikėt, bandykit rasti tai, ko reikia tai pozicijai, nes dažniausiai vis tiek, kad ir iš pirmo žvilgsnio atrodo skirtingos pozicijos, juose gali būti tų pačių reikiamų įgūdžių. Tarkim, bendravimas su klientu gali būti tiek pardavėjai reikalingas, tiek kažkur aptarnavimo, tiek įmonės viduj, vadinamajam back office, dirbant, tie bendravimo įgūdžiai visi reikalingi. Tiesiog reikia išskirti, pabrėžti tos dalykus, ko tikrai reikia. Kitas dalykas, kas yra svarbu, kad kai atsidarai CV, kad būtų viskas aišku, kad nereiktų ilgai ieškoti, kur čia kas prie ko. Tiesiog aiškiai išskirtas rytis, pabrėžti punktai, CV tvarkingas, be klaidų turėtų būti, nes tikrai mano praktika yra buvo atveju, kad kandidatą nesikvietė į pokalbį, vien dėl to, kad jos CV buvo klaidų. Ir tai nebuvo ta pozicija, kur, sakykime, reikalingas tiesioginis kontaktas su klientų laiškų rašymas. Tai buvo programuotojo pozicija. Bet tiesiog vadovas pamastė, žmogus nekruopštus, neatidus, tai jis ir programavimo kodą nesugebės tvarkingai parašyti ir man nereikia tokio žmogaus. Buvo toks atvejis. Kita vertus, aš esu kaip su nuotraukom daro, dedat į CV ar ne? Aš norėjau tik paklausti, ar atsižvelgiama į tas CV, kai yra su nuotrauka labiau, ta prasme, atkreipiamas dėmesys, kai yra nuotraukas? Tai su nuotrauka yra toks niuansas, kad iš tiesiog daug šalių, tarkim, Anglija panašiai eina prie to, kad nuotraukos CV apskritai nebereikia. Nes tai, kaip žmogus atrodo, didžioji dalim yra ir diskriminacinis dalykas. Tarkim, tavęs gali pokalbį nepakviesti ir tavo išvaizdos. Gerai, jeigu, tai yra viskas tvarko, graži, tvarkinga nuotrauka, kita vertus, tiesiog netinkamas nuotraukas įdeda. Ir daugelio pozicijų, taip kaip atrodo žmogus, iš principo tai yra visiškai nesvarbu. Tai gali svarbu kažkokiuose reprezentacinėse pozicijose, kurios vadovas nori, žinai, labai gražią žalą asistentą turėti, ne? Tai tokia atveju turėtų kaip dėmesį, bet yra taip, kad ir toms pozicijoms, kur yra nėra bendravimo su klientais, kažkokio tiesioginio kontakto, vis tiek atsiunčia CV, vadovas pasižiūri į nuotrauką ir jinai nori veikia. Tai yra toks psichologinis niuansas, kad tai, kaip žmogus atrodo, kaip save pateikia, sudaro papildomą įspūdį. Ir labai tuomet priklauso, kokią nuotrauką pateiksi, bet, kaip minėjau, štai ir daug kas eina prie to, kad nuotraukos jos nereikia, jeigu tame nėra pageidavimo tai pozicijai, kaip tu atrodai, nes tai diskriminuoja. Bet žinokit, iš kitos pusės, aš iš darbdavio pusės šnekėsiu, nes iš tikrųjų susidūriu su to. Ir kai tu prašai žmonių, šiaip pateikti CV su nuotrauka, iš tikrųjų kažkur maždaug 10% iš viso to nepadaro ir tikrai galvoja, kad juos diskriminuos ir atrinkinės pagal išvaizdą. Aišku, mano ten darbdavio pozicija buvo tokia ir aš priminėjau tokias pozicijas, kur tikrai būtina reprezentatyvi išvaizda. Tai tam buvo parašytas, tas prierašas buvo padarytas, kad reikalinga nuotrauka. Ir kai žmonės, ta prasme, įkelia, tu iš tikrųjų žiūri ne į tai,
kaip atrodo žmogus, o kokią nuotrauką jie įkėlė. Šiaip, jeigu ten iškarpyta su draugu apsikabinus ar dar kažką, tai jau iš karto sako, kad čia prie tos pačios pozicijos kaip dėl klaidų. Aš niekada neimu žmonių, kurie rašo su klaidom. Prasme, aš pati gal kažkur netaisyklingai rašau, bet jeigu aš ten abejoju to žodžiu, tai kažkaip, net tas Google ten padės visada, tai prasme, tikrai rasit tą teisingai parašytą tą žodį ir galima įkelti. Tai lygiai taip pat ir su nuotrauka. Ne išvaizdo esmė, o esmė būtent toj nuotraukai. Ne, tai natūralu, bet ir kaip ir visas CV sudaro tą įspūdį apie žmogaus tvarkingumą ir panašiai, bet va šitoje atveju jums buvo tas svarbu, žmogaus tvarkingumas, reprezentatyvumas ir jūs tą nurodėt. Bet galiu paguosti, kad iš tiesų čia bet kokį skelbimą siunčiant bus bent 10% žmonių, kurie netitiks kažkurio iš kriterijų reikalavimų, kas buvo parašyta. Jeigu, tarkim, aš dažnai ieškau pozicijų tarptautiniams kompanijoms, kur būna skelbimas anglų kalba ir reikalavimas atsiųsti CV anglų kalba, tai tikrai kokį 10% žmonių atsiunčia CV lietuvių kalba. Tai tas yra nuolat, tai aišku, tada žmonės arba net neskaitė tą reikalavimą, kurį atsiuntė, arba taip, galbūt turi kažkokių lūkesčių, dar kažką, bet automatiškai jie tiesiog patys save atmeta. Bet vis tik didžioji dalis atsiuntė kaip reikia. Ir dar kitas, ką pastebiu su CV, kai, dažniausiai pas mus nebūna to reikalavimo nurodyti ar su nuotrauka ar be, bet vis tik, kada yra pozicijos daugiau aptarnavimo ar tokios daugiau startinės, kur žemesnio lygmens žiūrint organizacijose, tai tokias pozicijas dažniau su mažiau patirties žmonės siunčia su nuotrauka. Kad eina kalba apie tikrai kvalifikuotas aukštas pozicijas, žmonės tiesiog automatiškai dažniausiai ir siunčia net be nuotraukos, daug didesnis tas procentas. Nes, jie tiesiog jau net negalvoja apie tai dėti ar ne, nes svarbiausia yra jų kompetencija. Ir tas yra pasimato. Ir realiai tikrai labai retai jau tokias aukštesnės pozicijas sulaukia, kad būtų su nuotraukas įdėta. Ar dar būtų kažkokių iš CV klausimų? Nebūtų, ne? Taip, tai esantėm CV, svarbu siūsti, kaip aš sakau, kryptingai ir tikslingai, kad nesiųsti bet kur, nes būna, tarkim, gaunu laišką ir matau CC dar kokių 20 kompanijų prikabinta ir laiške parašyta labai domiuosi jūsų kompaniją, noriu prie jūsų prisijungti ir taip toliau. Tai atvirai sakys, tokia CV net nenori atsidaryti, kai matau, kad buvo prikabinta, nes, faktas, žmogus siuntė bet kam. Jisai net nesusikonkretina į kokią poziciją, tai parodo, kad jo motyvacija yra visiškai neaiški ir nekonkreti ir jis tikrai mūsų kompanija, pozicija nesidomi. Tai tas dalykas yra svarbu domėtis ir žinoti, ko pats nori, kokia pozicija, kokia kompanija tau patraukli, nes visada jeigu siųsti bet kur, tai sumažinti tas šansas, kad kažkas pakvies į darbą. Nes netgi, ypač kai Lietuvos rinka tokia maža, paskui būna, kai įkrūva tas pačias kompanijos pozicijas, bet kur siunčiantis tokie nuolatiniai, etatiniai, kaip sakoma, ir tiesiog, čia vėl tas atsiuntė. Jis tai visiškai nekryptingas, nes aš galvoju, kad žmogus visiškai nežino, ko nori, ko ieško, tiesiog rasti darbą. Galima klausimą? Taip. Reikalingas jūs kaip CV, jeigu domina konkreti kompanija, jos bet jie tuo metu neieško konkretus. Taip. Ar tai yra prasmės apskritai daryti? Taip, tikrai yra prasmės, nes žinau nemažai tokių atvejų, čia tokie žmonės buvo pakviesti. Būna, kad galbūt iš karto nesureaguos, o paskui po kelių mėnesių ar pusmečio sulauksi skambučio, mes kažkada gavom tavo CV ir dabar ieškom tokio žmogaus ir kviečiam tik būna iš karto, kad paskambina, nes aš taip kompanija, jinai dar neprisidėjus skelbimo, bet mes galvojam, mums reiktų tokio žmogaus, jau yra tų mąstymų ir kaip tik ateina sakyti, tai gal mes pasikviečiam susikalbėm, jeigu įdomus ir priimsim, nes jis tikrai motyvuotas ateiti pas mus. Štai vietai tikrai rasim siūsti ir netgi bus didesnė ta tikimybė darbą rasti siunčiant, greičiai žinom kompanijas, o ne atviras pozicijas, kur tikrai pačiam įdomu, nes kai
aš galiu papildyti klausimą užduoti. Tai tada, pavyzdžiui, mane domina konkreti kompanija, siunčiu savo gyvenimo aprašymą ir tada tam laiške reikia kažkaip akcentuoti, ar ne, kodėl būtent jiems siunčiu ir dėl ko aš norėčiau prisijungti. Pavyzdžiui, gali būti tiesiog laiškas sveiki, ten aš domiuosi tokiam karjeros galimybėm ir labai norėčiau prisijungti prie jūsų įmonės. Ar reikia kažkokie yra niuansai, ką reikia paminėti tam laiške? Be abejo, tokių standartų, kad būtinai visi vienodai rašytas net neįdomu, kai atsidarai 10 laiškų ir visi yra visiškai vienodi. Tai, ne, svarbiausia, tai yra nurodyti, kas domina, ko ieškai, trumpai gali paminėti motivaciją ar laiške, ar netgi galbūt geriau yra CV motivaciją trumpai aprašyti, nes kada rašai laišką, tai nežinai, ar tas žmogus, kuris priminės į darbą, ar jisai matys tavo laišką. Nes gali būti nusiusi tavo laišką perskaitys administratorė ir jinai tą tiesiog tavo spausdintą CV paduos savo vadovą, kuris iš tikrųjų tave kalbins. Ir jeigu tu būsi laiške parašęs motivaciją ir administratorė ją nespausdins, vadovas net nepamatys, ką tu parašęs laiške. Tai prieš tai geriau trumpai CV, tokio, pastraipėlio, surašyt savo motivaciją, kodėl čia nori, kodėl kuom būtų naudingas kompanijai, labai plėstis nereikia kopijuoti standartinių minčių, nes, tikrai tas motyvacijos neparodo, geriau savo pačiam pasisidėti, išsigrynint tuos dalykus ir kažką savo sudėlioti. Geriau trumpiau, konkrečiau, nuo savęs, negu ištampai ir kopijuoti. Kai kurioje vietoje atsivykai turėtų būti ta informacija, šitą motivaciją pradžioje, Jeigu nori, kad perskaityti, geriau yra pradžia, nes vis tiek gali skaityti nuo pradžių. Ir bus vėlia, tai mažesnė tikimybės, kad yra, kad pastebės ir pasigilins. Tai yra geriau pradžia. Tada pradės nuo motivacijos. Ir sudaromas. Pavyzdžiui, dar aš turiu klausimą, kaip vyksta, tarkim, jūs ieškote žmogaus ir, tarkim, man atsiunčiu 30 CV, ar ne? Jūs dar žmonių pakviečiate į pokalbį, dar ne, o vat tu, kurių jūs nekvietėt, jūs kažkaip savo į bazę įsirašot ir paskui ją reikia žiūrit, ar geriau, kad tas žmogus gali turėti omeny, kad greičiausiai jau mano CV yra bazė, ar vis tiek jam toliau reikėtų siųsti CV jums, jeigu atsirastų panašiai pozicijų, kuriais norėtų aplikuoti? Jeigu yra panaši, tai yra geriau save priminti. Taip, turim mes kaupę, rašomės viską, bet vis tiek ne visada spėja viską sužiūrėti ir prie viską grįžti. Tai yra geriau tiesiog priminti apie save. Taip, kad irgi būna kai kurie kandidatai tokie įkyrus, kurie ištisai siunčia ne tik tai pozicijai, jam atsakai neigiam, vis tiek tas kelimas ir dar siunčia. Tai ir, prasme, kad žmogus jau jam pasakai, kas netiko, kas negerai, jau net nežinai kaip kalbėti. Ir vis tiek pensą. Tai tokia atveju irgi, kaip per daug įkyrų nago, tai yra tiesiog tokia atstumimo reakcija prasideda, kad realiai net jau iš tikro tik tai reiktų žmogus, kad taip, nelabai kiltų noras, skambinti ir kviestis pasikalbėti. Taip, toliau einam prie interviu. Ganėtinai standartinė yra, kad klausimas nori priminėti, dažniausiai paprašom prisistatyti, papasakoti kažką daugiau apie save, apie tai, kokią turi patirtį, įgūdžius, koks tavo išsilavinimas, kodėl nori dirbti kompanijų, motyvacijos, savybės ir galiausiai tai pereinam prie atlyginimo, kas daugam nepatogus klausimai, ko tikis ir kodėl pačiam tas klausimas. Standartinė eiga. Tai išsakyti, ar turit kažkokių klausimų iš to eigos, kaip kas vyksta, šią neiškumai. Pasakyčiau, ko nereikia. Tai aš tiesiog trumpai pasidėjau, čia klausimas išgryniniau, čia visiškai tipiniai, standartiniai klausimai ir netgi būna, kad iš jų papasakoti, kad nuo žmogaus, ar tai ir vėl tas klausimas. Tai tokie klausimai, kuris labai daug kas užduoda, kurias visi žino, kur daug aprašyta, kaip pasiruošti, bet vis tik nemažai kas pasimeta ir sulaukęs nežino, kaip atsakyti. Tai kaip galvoja, kokia iš šitų klausimų yra nauda, kodėl juos užduoda, kad jie tokie plačiai žinomi naudojami?
ar jie apskritai reikalingi. Na, kaip darbdaviai sužino apie mus, sužino apie mūsų motivaciją, toliau sužino, kaip mes įsivaizduojame, kad čia dirbsime sakykim po 5 ar 10 metų. Ir silpnosios tikriosios pusės, tai kokia yra asmenybė, galų gale, ko galima iš jos tikėtis. Tai darbdaviui tai labai svarbus klausimai. Taip, tai yra svarbus ir kartais tiesiog nesusimąsto, kas iš jų iš tikrųjų slepiasi. Tai bet kuriuo atveju tie klausimai užduodamas ar standartinius, ar nestandartinius, darbdavys nori išsiaiškinti vieną pagrindinį dalyką. Kiek šitas žmogus tinka mūsų organizacijai. Ir tą patį klausimą, sulaukęs to paties atsakymus, sulaukęs skirtingų įmonių vadovai, gali priimti skirtingą sprendimą. Tiesiog todėl, kad jiems yra reikalingas skirtingas žmogus. Kaip dažniausiai visi sako klausimą, kad kur matai yra 5-10 metų. Labai dažnas atsakymas yra noriu būti vadovu, turėti savo įmonę. Kaip dauguma vadovų išgirdo tokį atsakymą gali reaguoti? Neigiamai. Kodėl? Nežinau, jie turėtų galbūt sakyti, kad nori pagerinti jų įmonę, kad jie nori kažką padėti savo, o toliau su jais dirbti. Bet jeigu net nori būti vadovu jų įmonė, tai atrodo, kad atėjai, kad nori šito vadovo, kuris nori daryti darbo vietą. Taip. Ir tas iš tiesų labai priklauso nuo to, ko tikisi. Jeigu ta įmonė ieško žmogus, iš kurio ir yra noras užsiauginti vadovą, tai jiems tas atsakymas bus labai gerai. Bet jeigu jie nori žmogus, kuris ateis ir ilgai dirbs specialistų ir augs būtent kaip specialistas svoje srityje, jiems tas atsakymas atrodys yra ambicingas, nes jie tiesiog suprastų, negali išlaikyti tokio žmogaus ilgai ir nesuteiks tų galimybių, ko tikisi žmogus. Tai atsakant ir šitos standartinius klausimus, todėl yra labai gerai pačiam žinot, ko tu iš tikro nori, o ne ieškoti, kuris čia atsakymo variantas geriausias, kad geriausiai pasirodyčiau. Nes gal tam darbui visai to nereikia. O kad bus, jeigu žmogus ateis ir sakys tas lūkesčius, ko tikisi vadovas, pasirodys kaip tikisi, nors iš tikrųjų jis toks nėra. Jis priims tą žmogų ir praeis kažkiek laiko ir prasidės trintis, nes vienas kito lūkesčių nebepatenkins. Vadovas matys, kad žmogus, kažkaip visai nebemotyvuotas daryti tai, dėl ko atėjo, turėjo vos keli mėnesį, o jam čia viskas per daug rutina, per daug neįdomu, jis čia nori vadovauti, nors jis sakė, kaip reikia, o darbuotojas jisai bus neišsakęs savo lūkesčių, ko jis iš tikro tikisi ateidamas ir dėl to jisai taip jausis. Tai tokiu atveju aš visada skatinu kalbant, kad tai būtų nuoširdumas iš abiejų pusių, kad tikrai surastų vieni kitus tas reikiamus žmones. Tada visai kitaip dirbasi ir gyvenasi. Ir dar kas, iš esu, kalbant, tarkim, apie savybės, tai dažniausiai irgi visi pasižiūrė, kokios nurodyta skelbime, ko reikia kompanijai, kokių savybių, tai jau bandom tam, kad aš čia kuo labiau viską atitikčiau ir panašiai, ir dažnai jūs iš gerosios pusės viską pateikia ir kaip pirmą užsiminėt, kad reikia turėti klausimą, kas yra apie neigiamas savybės, kur aš pasakytų, bet yra taip, kad realiai kiekviena savybė turi savo ir teigiamą, ir neigiamą pusę, ko iš tikrųjų dažnai neįsivertina nei vadovai, nei ieškantis darbo žmogaus, kad iš tikrųjų, tarkim, analitinis mąstymas atrodo kaip gerai, nes čia tikrai toks žmogus, viską analizuos, tinkamai susidėlios, nusakė, kaip aš čia padarys. Bet yra kita pusė, kad šitas žmogus, kuris viską nusakė, analitiškai darys, jisai stokos lankstumo, kur reiks priimti greitus sprendimus, greitai reaguoti ir tikrai ne visas alternatyvas įsivertinti. Ir šitas žmogus nebus tas toks proaktyvus, bėgantis, bet leidžiantis į priekį. Jisai sėdės ir analizuos visas alternatyvas. Ir dažniausiai to nepasisveria nei įmonių vadovai, nei sakydami savo nustatytą žmonę. Dėl to, irgi, čia yra tas toks
klausimas, kur matau daug daro viena ir kita pusė, kad kompanijos įsivardindavo savybės, kokiams reikia žmogaus. Iš skelbimų galite matyti, kad pas daugelis labai panašiai atrodo. Ir iš tikrųjų visiems reikia tų tokių vienodų žmonių ir tų tokių standartinių savybių. Tai čia yra klausimas. Turbūt šitoje vietoje kažkokių konkrečių patarimų, kokios savybės tikrai yra visur geriausios, tai to ir negali būti, nes reikia remti ir tai, kad kiekviena įmonė iš tiesų yra naudinga turėti skirtingų žmonių, kad skirtingais momentais būtų galima išnaudoti skirtingas savybės ir nebūtinai visi turi būti kaip robotai vienodi. Tokie būtų mano pastebėjimai iš išvalgos. Turiu klausimą. O sakytume, jeigu tai paprašytų iš tikrųjų išvardinti savo silpnąsias pusės, kiek reikėtų išvardinti, kad tai neatrodytų per daug? Jeigu tu išvardinsi tik kelias stipriasias ir 5, sakykime, tai blogas vien. Tai visur turi būti pusiausvyrą ir realiai užtenka vienos pasakyti, nebent prašom daugiau. Jeigu sakoma išvardinti 3, išvardinti 2, tai tuomet galima pateikti daugiau, bet tikrai nebūtina, kad bus smarkiai. Nes jeigu būsiu labai savikritiškas, tai kad irgi atkreipsi dar patį. Nes kartais būna, kad kurie žmonės, kurie savikritiškesni, jie pokalbių metu ir atskleidžia daugiau tų savo, sakykime, neigiamų savybių ir nepabrėžia savo stiprybių, nors iš tikrųjų jis ir galėtų būti stipresnis, vertinant iš kito kandidato, kuris ateina visas energingai, save pateikia ir koks jis tobulas ir puikus, jis visai gali kitą įspūdį sukurti. Bet vėlgi šitoje vietoje irgi tas, kai viskas per daug gražu, tai pasidaro per saldu ir kelia įtarimą. Nes, kaip ir turiu savo klientų, įmonių vadovų, negali būti viskas gerai, taip nebūna, vis tiek žmonės daro klaidų, kažkur kažkas turi būti ir irgi tas klausimas dažnai būna, kad tai klaidos pavyzdį, kas ją darėjai. Ir dar žmonių tiesiog sako, aš nedarau klaidų, bet taip nebūna. Ir šitas klausimas, jisai labai parodo žmogaus brandumą, kiek jisai sugeba save įsivertinti ir taisyti savo klaidas. Ir šitą klausimą patariu visada sakyti ir pateikti kažkokį pavyzdį, nes nepaminėjau, tikrai nebūna klaidų nedaro. Tai gali būti smulki elementari klaida iš kasdieninio gyvenimo, galbūt ten Excelis skaičiuodamas kažką sumaišiai, bet turi papasakoti, ką daryti, kai sužinojai, kad ten negerai padarei, kaip reagavai tą klaidą. Ar tu tiesiog taip palikai, gal nieks nepastebės, ar puolė ją taisyti, paaiškinti kažką, ką nusinti su klaida, kad čia aš dariu klaidą, taisysiu, spręsim taip ir taip. To tokio konstruktyvumo šitą vietą yra tikimas. Ar dar būtų iš klausimų? O kaip plačiai reikėtų papasakoti apie save? Užtenka daug ar mažai? Aš gal turbūt vidus tvirtas ir per pusę turbūt, ne? Aha, taip, tai čia labai pas pradžiai, kaip Nes svarbiausia turbūt tas pirmas įspūdis, kai žmogus pačios tos pirmosios tos minutės, kaip jis save pateikia, po to susidaroma tam tikrą nuomonę ir po to jau gal nebelabai svarbu, kaip jisai kalba, ką jis sako, nes jau įspūdis jau ten per pirmas, kiek ten yra paskaičiuota vos ne 10 sekundžių. Čia tikas netgi sako 3 užtenka. Net ir 3. Taip, tai realiai tai tas pirmas įspūdis jis labai svarbus, bet aišku, jį bet kurioje vietoje gali sugriauti, mes nepokalbė, eigoj. Šitas klausimas papasakoti apie save, jis iš principo yra platus. Bet ko tikisi, kas už jas slepiasi, tai yra tas, kad nori pamatyti, kaip žmogus sugeba konstruktyviai iš daug padaryti mažai ir pateikti tai, ko reikia įmonei. Per tą laiką yra iš tiesų geriau kuo trumpiau, aiškiau, konkrečiau papasakoti apie save ir būtent pabrėžti tai, kas būtų naudinga įmonei. Nereiktų ten pradėti. Aš gimiau tais ir tais metais, tokiam tai kaimelyje, baigiau tokią ir tokią mokyklą. Visą šitą tikrai nereikia. Geriau trumpai apie studijas,
jeigu nėra jokios darbinės patirties, tada šiek tiek galima išsiplėsti daugiau, kas sekėsi, kokie dalykai labiausiai patiko, ypač gerai tuomet yra įtraukti papildomas veiklas, kas kažkur veikia, nes tas iš tiesų parodo įgūdžius, ką žmogus gavo. Galbūt jis nedirbo realioje organizacijai, bet jisai buvo savanoriško veikloje, studentų atstovybei, kažkokios būreliai, studentų mokslinės draugijos ir panašiai, nes tai yra realios organizacijos, tiek, kad už tą veiklą paprastai niekas nemoka pinigų. Bet būdamas tokia veikla, žmogus išmoksta dirbti komandai, bendrauti su kitais ir panašių dalykų, kas yra naudinga realioje organizacijai. Tai reikia tą ir parodyti. Taip, nedirbu kažkokioj konkrečiai įmonėj, bet turiu tuos įgūdžius iš ten ir ten. Taip pat irgi naudinga, jeigu tai yra studentų mainų programos išvykimai į užsienį, kas daugelį tarptautinių kompanijų atrodo patrauklu. Žmogus išmoko dirbti tarptautinėje aplinkoje, užsienio kalbos įgūdžius palavino, ko labai daug reikia šiais laikais. O grįžtant prie tų kelių pirmų sekundžių, kaip padaryti tą teigiamą įspūdį, sakykime, gal tas pasisveikinimas iš karto įtakoja, kaip reikia pasisveikinti atėjus į pokalbį. Tai vieno atsakymo, kas pagrindinai nulėmė, tai ne, bet tarkim, jeigu kalbant apie pradžiuočių, tai svarbiausia, kad pasisveikinimas, jisai sudarytų teigiamą įspūdį. Tai yra, svarbu yra atsistoti, pasisveikinti, kad žiūrint į akis, išties pasmausti ranką, bet tiesiog mandagiai, ganėtinai dalykiškai, nes man, tarkim, yra buvę atvejai, kai, tarkim, atėjęs žmogų priema mano kolegę, nuveda palydį susitikimo kambariuką ir aš ateinu jau kalbinti ir žmogus net neatsistoja nuo kėdės. Tiesiog aš numeru ir ištiesiu ranką, tai jeigu ištiesiu, tai tada man iš sėdimos vietos atėjo atstato, tai, tas tokia iš karto, įspūdį sudaro, tai pasisveikinti reikia žiūrėti į akis, mandagiai tiesiog, kaip ir daugelį kitų situacijų, ar ten be abejo nebūtų kramtomų kažkokių gumų, ar tokio nepatogaus bendravimo, irgi tikrai atrodo prasti dalykai, bet tenka susidurti, kai visą pokalbio metu žmogus kramto gumą ar panašus dalykai ir tas tikrai labai smarkiai numuša. Arba kada rodo nepagarbą, nes tas žmogus, kuris veda pokalbį, jisai jį veda ir realiai turi vesti pokalbį, o tarkim būna kandidatų, kurie nori viską perimti savo iniciatyvą ir tarsi tai, ką tu klausi, tai yra nesvarbu ir jis bando pakreipti savo vaidmenį, neatsako į tavo klausimus, tai aš čia tą ir tą papasakosiu. Tai aišku, toks žmogus jokiam darbdaviui nesidarys teigiamą įspūdį. Tai nuo pat pirmų sekundžių tas jaučiasi ir dažniausiai žmogus ir pasirodo iš karto, kaip jisai taip bus, kad jisai tvarko viską tas. Pakreipti savaip, klausimus, kritikuoti kažkokius panašiai, tai tiesiog nestebuklingas tas pamokas, kaip minėjau, nėra. Tai tiesiog paprastas, mandagus, pagarbus elgesys, pasitikėjimas savim, bet kada jis yra per daug aukštas ir jau prasideda paskutinis žemės, tai irgi tas balansas. Ir be abejo, tvarkinga apranga, žiūrėti kaip tai kompanijai, kuriai koks yra darbo stilius, tai vienose kompanijose turi būti kostiumai, kažkokie griežti yra reikalavimai, tai tokia kompanija ir reiktų atitinkamai remtis, bet jeigu eini kūrybinę kompaniją, kur žinai, kad ten nieks nevaikštas į kostiumą, atsipans iš šlepetėmis dirba, tai neturėtų griežto kostiumą, nes tiesiog galvos, kad netiks tas žmogus tą įmonį. Ir kažkas? Aš turiu paklausti, pavyzdžiui, žmogus dar neturi jokios darbo patirties ir jei jis, tarkim, turi kažkokias aukštas ambicijas, norėtų iš karto dirbti kažkokioje svarbioje įmonėje, ar jam kažkaip labai stengtis parodyti save iš kuo geresnės pusės ir gauti tą darbą, ar tiesiog pradėti nuo kažkokios labai mažos įmonės ir kur tas darbas dar ne iki galo patirtų, bet vis tiek kažkokią patirtį padėtų įsigyti. Tai be abejo, žinau, kaip tikslingai viskas susidėliojama, kuo tikslingiau ir iš
karto greičiau arčiau tikslo, tuo paskui gal bus lengviau, bet reikia vertintis realistiškai. Ar tam bedarbinės patirties kažkas iš karto pasiūlys vadovaujančią poziciją. Tai yra labai tikėtina, nes vis tiek dažniausiai, kada pokalbio metu yra klausinėjama apie patirčius, įgūdžius, tai iš tų praeities pavyzdžių tiesiog susidaromas geresnis vaizdas, kaip žmogus elgėsi tokia situacija, kaip jis galima prognozuoti jo elgesį. O jeigu iškart yra tiesiog didelės ambicijos, bet dar žmogus neturi ką parodyti, tai dažniausiai yra rizikinga. Tai be abejo, natūralu yra pradėti nuo žemesnių pozicijų ir eiti kryptingai ten, kur nori. Tai aišku, iniciatyvos ir gabumų klausimas, kaip greitai užaugs, nes yra žmonių, kurie tikrai pradeda startuojamo asistento pozicijos ir labai greitai pasiekia tą norimą poziciją. Tai tikrai jau geriau imtis nuo to paprastesnio darbo, kas ne visai atitinka, negu sėdėti ir laukti, kol ateis atsiras tą šitą poziciją, ko tikrai nori. Tai didelį atveju, tiesiog lengviau. Kalbant tiesiog apie pačią įmonę, o ne poziciją, tarkim, būti kažkokiu asistentu, kažkokia visai mažoji įmonė, kur tiesiog net nelabai žinoma, ar aplikuoti kažkokia didesnė įmonė, kuri turi tokią aukštą tarptautinę poziciją. Bet irgi, tarkim, būti asistentu, o ne vadovu. Taip, tai jeigu nori karjeros tarptautiniai kompanijai, stambioj, ten greitauk, tai be abejo tada turėti tarptautinę, nes tiesiog jau būsi mažesnėje kompanijoje startavęs, tai paskui tarptautinės kompanijos į tavo patirtį gali žiūrėti, su kom susiduriu, kad iš čia mažoji manėlės, mažais projektėliais dirbas mums netinka. Tai tokia atveju taip, bet vėlgi yra kitas niuansas, kokį tu nori būti specialistų, nes dažnai būna, kad stambiose kompanijose yra viskas labai griežtai struktūruota ir išskaidyta į dalis, ir dažniausiai tu gali būti tiesiog už kažkokią siaurą dalį atsakingas ir būti labai siauro profilio specialistas ir tikrai nėra garantijos, kad tu ten greitą karjerą padarysi, nes labai skiriasi įmonių politikus. Tarkim, dalyje tarptautinių kompanijų, kur yra Lietuvoje tiesiog palaikymo kažkokie centrai, tai realiai tai netgi nėra padaryti karjeros, nes yra tiesiog atkeltos kažkurio žemesnio tarkim lygmens, visos pozicijos, yra keli komandų skyrių vadovai ir viskas. Tai tu realiai arba, jeigu vadovas išeina kažkada jo vietą įne, arba tik lygiai grečiai judai į kitas horizontalias pozicijas. Tai reikia labai konkrečią kompaniją žiūrėti, o yra kitų, kur yra didesnės struktūros ir yra kur daug kur augti. Ir tada kitaip. Bet mažesnių kompanijų pliusas yra, kad gali būti platesnio profilio specialistas, jeigu tas domina ir galbūt ypač jeigu nesi visiškai išsigryninęs, ką tikrai nori daryti, tiesiog pradėjęs nuo plačiau, tu greičiau paskui atsirinksi, kas iš tikrųjų įdomu ir jau nueisi ten, kur matysi, kad tau tikrai patinka. Tai tiesiog yra pliusų ir minusų ir vienoj, ir kitoj pusėje, tai vienareikšmiškai, kad būtinai tik tai tarptautinė, ar tik tai mažesnė, taip nėra. Reikia labai vertintis, koks esi pats žmogus, kokie tavo lūkesčiai, kokia aplinkoje tu geriau jausies. Tai be abejo, dažnai būna tarptautinės kompanijos, jos turi didesnius biudžetus, daugiau investuoja į mokymus ir panašiai, kad daugam atrodo pliusas, bet yra ir mažų kompanijų, kuris irgi tą daro, taip vienareikšmiškai. Tai tas būtinai tik tarptautiniai geriau negali sakyti. O kaip bendrai darbdaviai vertina žmonės, kurie tiesiog neturi dar jokios darbo patirties ir ar vis dėlto, kad darbo patirtis, tai aš suprantu, kad yra labai svarbus dalykai, bet tarkim, ar galima kažkuo kituo laimėti su kitais kandidatais, tam žmogui, kuris neturi tos darbo patirties. Tai pirmas darbas. Taip, turbūt jau tas ilgas laikas, kada dauguma, kad mums čia būtinai tik reiks su patirtim žmogaus 2 metų, kad nereiktų ten mokyti papildomai kažką investuoti, kad ateitų ir iš karto dirbti. Tai jau tas požiūris taip po truputį keičiasi ir vis daugiau darbdavių ryžtas paimti jauną žmogų ir patys jį apmokyti, tuomet tokiu atveju renkasi dažniausiai pagal motivaciją ir stengiasi įsivertinti potencialą, kiek tas žmogus yra gabus, kiek toj pozicijoje tikrai jisai bus tinkamas
Tai šitoje vietoje, tai kaip kalbėsi, kaip pateiksi, kodėl to nori, yra tas svarbiausias dalykas ir tuomet tos visos papildomos veiklos, kaip jau buvo užsiminus, labai didelį pliusą duoda. Ir realiai kita vertus galima ir kandidatuoti, kad yra, matai, kad mes skelbime norit, kad reikia su patirtim žmogaus, jau būtinai, bet, tai tikrai nori tą poziciją ir labai visas degi. Tai tikrai drąsiai galima siūsti, tiesiog tada pabrėžti tą motivaciją, pabrėžti, kodėl tu nori. Ir netgi nemažai yra tokių atvejų, kad tiesiog kompanijos rašydamas skelbimą nurodo idealų kandidatą. Koks būtų idealus. Bet neretai būna, kad jie tokio žmogus neranda. Ir tuomet žiūri, o ką mes turim iš tų, kurie neatitinka visų reikalavimų. Tada su jais susitinka ir tuomet tikrai dažniausiai svarbiausia vaidmenį suvaidina motyvacija ir savybės. Tai tikrai, nebijoti to, ką nori siekti. Taip. Gerai. Tai va, tai čia turbūt daug, kai jau rašau visokius patarimus, tai tiesiog svarbiausias tave pateikti teigiamai, vis argumentuoti atsakymus į klausimus, kad ne šiaip tiesiog paklausius savybių išvardini ir nepaaiškini, o kodėl taip nepaaiškini pavyzdžių, tai reiktų visur su pavyzdžiais, konkrečiai aiškiai, motyvacijos uždemonstruoti, entuziazmą ir visą kitą. Tai bet tų visų dalykų, ką išvardinu, man kas atrodo labai svarbu, tai yra pats, psichologinis nusiteikimas, pasirengimas, kad tvirtai jaustume tas pokalbio metu, nes tikrai dažnai pradeda ieškoti darbo, kad tame visame nėra daug patirties, kai kyla daug baimių, bet kaip ir pradžioje, kai paklausim, ko bijo, tai tikrai atsakymų buvo, iš ko mačiau, kad yra tų dalykų, kas gąsdina, ypač kuo mažiau žinai, to būna baisiau. Tai šitoj vietoj, tai aš tiesų turiu naudingą dalyką, tai iš psichologijos, ką galima pritaikyti, tai yra kognityvinė elgesio terapija, ar yra tokius psichologų, kuris yra su to susidūrę. Neteko nieko, ne? Tai realiai yra normatyvų požiūris tas, kad tai, kaip žmogus jaučiasi, elgiasi, labai nulemia tai, kaip jisai mąsto ir vertina konkrečią situaciją. Tai yra, žmogus savo mąstymu gali pakeisti savo jausmus ir elgesį. Tai šitoje kognityvinė elgesio terapija yra tiesiog galbūt dažniau dirbama su psichinių sunkumų, problemų turinčių čia žmonėmis, depresijos, liūdnų minčių atvejais, tas yra naudinga. Ir tiesiog buvo atsižvelgta, kad tą patį galima tiesiog kasdienai pritaikyti, nes visi, kad ir neturintis kažkokių rimtų psichologinių sunkumų, susiduriam su neigiamom mintim. Tiesiog apie kažkokius įvykius, dalykus mąstome iš negatyviosios pusės, kas kognityvinės psichologijos požiūriu, tos mintis yra visai tokios griaunančios, neadaptyvios, visiškai nenaudingos žmogui, nes jos tiesiog jį stabdo. Ir tas lygiai taip pat jaučiasi pokalbių dėl darbo metu, nes žmogus negatyviai mąstydamas, jis tiesiog save ne taip patraukliai pateikia darbdaviui, jis save daug ir stabdo, riboja, turi daug išankstinių nusistatymų. Tai tokio nenaudingo mąstymo pavyzdžiai, kas galėtų būti išskiriama, tai, pavyzdžiui, kada iš anksto žmogus nusistato, viskas arba nieko. Šitos pozicijos tikrai aš noriu, šitoje kompanijai, ir arba aš ją gaunu, arba nežinau, kas čia, ir aš būtinai turiu ją gauti. Tos yra išankstinis nusistatymas, o kas bus, jeigu negausi tos pozicijos, kaip tu tada jaučiat. Tai yra visiškai neefektyvu, toks yra užblokavimas. Yra daug naudingiau palikti vietas tokiam lankstumui. Taip, aš šitos pozicijos tikrai noriu, aš stengsiu padaryti viską, kad ją gaučiau, bet taip, žinau, kad man gali ir nepavykti. Ir tiesiog realistiškai
žiūrėti ir turėti visada alternatyvių galimybių ir neužkirsti savo kelio, kad paskui nebūtų šitos sekančios savigraužos, kai tikrai matom tokių atvejų, kad žmonės visiškai įsivelia, kai kažką buvo stipriai susikoncentravo, kad būtinai tą turi turėti, ir paskui neteko ir tada būna ir depresija, ir savižudybių, tikėkimės, kad dėl darbo galbūt tas nėra taip dažnai, bet iš tiesų tas yra tikrai ir darbinėse situacijose, kad kai žmogus netenka to, kas matė, kad yra visas gyvenimas, visas tikslas. Jeigu žiūrint vien tai, kada žmonės labai ilgą laiką dirba tai pačioj įmonėje, paskui būna atleisti, kaip tarkim krizės metu daug kompanijų buvo, tarkim Prancūzijos, Lemonų panašiai, kada tiesiog žmonės matė, kad visas jų gyvenimas yra darbas ten ir juos atleido ir tikrai buvo daug savižudybių. Tai dėl to toks mąstymas kognityvinės psichologijos požiūris nėra geras, nėra moderninis ir reikia keisti. Taip pat yra per didelis pasidavimas emocijoms. Ir tokia atveju tas dalykas, kad yra ėjimas į interviu pokalbį, tas neišvengiamai kelia nerimą, stresą, rūpestį ir jeigu vien tom neigiamom emocijom leisim įsivyrauti, tai patys savo vėlgi darysim naštos paslaugą. Tokias, sakykime, spąstus pakliūsim, kad patys save atribosim ir neleisim matyti, ten mes turim geriausia. Ir kitas dalykas, minčių skaitimas, arba interpretavimas, tai tada tiesiog pokalbių metu sėdit ir žiūrit į interviu vedantį žmogų ir matot, jis čia raukosi, linksi, taip, čia taip tik tai mane pažiūrėjo, turbūt viskas, aš jam nepatikau, aš jau nebegeras kandidatas. Bet jis tai nežinot, ką iš tikro tas žmogus galvoja. Jisai galbūt lygiai taip pat jisai kalbėjo visiškai su visais kandidatais, nes, tą jis norėjo kažką mažai padaryti, jisai, nematė čia reikalo kažkaip karšypsotis, ar gal tiesiog apskritai tą dieną buvo jo prasta nuotaika ir jisai nieko blogo, kad tai negalvojo ir gal iš tikro labai patikai, bet jis tiesiog stengiasi to neparodyti, kad gal žmogus nesusireikšminti, kaip jau sako klientai ir panašiai. Tai dėl to geriau tiesiog nereaguoti, pasistengti pokalbių metu suprasti, o tai kaip ar čia gerai, ar čia blogai, o tiesiog elgtis natūraliai ir koncentruotis į tai, ką turim pateikti, ką turim padaryti. Ir viso šitų nenaudingo mąstymo, tai sakykime, įveiklos būdas, kas yra kognityviniai terapijai labai efektyvus ir tikrai naudojamas daug ABC modelis, kaip patys įvardino, ir tų visų tokių analogiškų lietuviškų, kad iš tų pačių raidžių prasidėtų vertimai nepavyko sugalvoti, bet iš principo tai yra, kad pirmas žingsnis būtų, tarkim, prieš einant interviu, jeigu pritaikom šitai sričiai, tai tiesiog nustatyk, apgalvok, o kas būtent, kokie interviu aspektai sukelia didžiausią nerimą, dėl ko bus sueiti interviu. Konkrečiai apgalvok, ar bijai kažkokių konkrečių klausimų, kodėl jau bijai įsivertinti, tuomet galvoti, o tai kokios mintis kyla iš to, kas galvoja. Kaip aš čia pasirodysiu, turbūt vėl nepasisekė, negausiu to darbo, tiesiog tas visas mintis susigalvot, kokias jas kyla, pagaut, kas sukasi galvoja, įsivardinti ir tiesiog galvot, o kiek jos yra pagrįstos, realistiškos ir ar man naudinga taip galvoti, įsivertinti tas mintis ir tiesiog pažiūrėti, kokios iš to pasiekmes. Galvojau šitaip ir po to buvo prasta mano nuotaika, ten pasielgiau taip ir taip, net susijaudinau, susinervinau visai ir neatsakiau į tą klausimą. Tiesiog apgalvoti visus tuos dalykus, įsivertinti ir kaip viskai teigia, vien taip, kad pagauni tas savo neigiamas mintis ir supranti, kad jos nėra gerai, automatiškai
automatiškai jas pakeičia į teigiamas, konstruktyves ir tuomet gali imtis, tiksliau, koncentruotis į savo elgesį, kaip jį, kad jisai būtų efektyvus. Tai toks būtų metodas, ir kad mes jį geriau suprastam, tai aš noriu pasakyti, kaip mes pabandykam pasidaryti kaip užduotį pratimą, ar visi turit kamerą to rašyti. Jeigu kažkas neturi, tai galiu paspaudyti, labai žinau. Tai tiesiog atlikdami šitą pratimą, apgalvokite, kas esate dalyvavęs interviu, tai apie tą situaciją, kuomet dalyvavot, galvokit, o kas nedalyvavęs, pagalvokit, jeigu dabar reikti interviu, kaip būtų šioje situacijoje, arba galite tiesiog apskritai. Arba tiesiog prisimint kažkokią kitą situaciją, nebūtinai interviu susijusiu, tai būtų galima tą pataikyti, kažkas gąsdina, neramino. Tai gali būti kažkokiu atsiskaitymu ar darbo įgūdimu susiję. Sakymus, analogiškai tai gali būti aiškinti kitoms situacijoms. Apgalvokite, kas būtent toje situacijoje, kas jums kelia tas neigiamas emocijas. Apsibrėžtumėt konkrečias mintis, o ką galvojat toje situacijoje, ką galėtumėt galvoti, jas užsirašytume, įsivardint ir per tas vertinimo, kaip minėjau, kriterijus prieiti. Koks pagrįstumas, kodėl kyla kiek tai realistiška, kodėl man tai naudinga, nenaudinga ta mintis ir padarinius apsibrėžti. Kaip po to jaučiatės, elgiatės su tą mintim. Ar visiems aišku? Neaišku. Kas neaišku? Kas galima? Ką dabar reikia parašyti, padaryti? Apgalvok situaciją, tu esi dalyvavus interviu kažkokiam, ne? Tu taip prisimink tą situaciją ir kas būtent kokie tam tikri aspektai labiausiai gąsdina, neramina. Pavyzdžiui, būtent kažkokie klausimai, darbdavio elgesys, kaip koks darbdavys, skirtingus niuansus, kaip save pristatyti. Kaip sekėsi? Ar sunku buvo? Ne. Ką nors buvo sunku? Sugyveninti. Gal galite taip, žiūrėjau, ką jūs įvardinot tas tokias neraminančias, gąsdinančias situacijas iš aptarimų? Man turbūt esi savai turbūt esi užsiciklinusi dėl to pirmo įspūdžio ir paprastai man būna, kad aš atėjus pasakyti į pokalbį dėl darbo, vos pradedu po kelių tos minučių dviejų galvoti, tai kokią šitą įspūdį padariau ir pradedu daryti, kaip jūs minėjote, tą išvadą stebėdama tos žmonės, kurie mane pasikvietė pokalbį dėl darbo ir daryti sapnus, tai lygiai spręsti, ar čia teigiamas tas įspūdis ar ne, ir žodžiu, tada paprastai būna ne visi tokie, kaip jūs, o čia šypsosi ir panašiai. Tada pradeda daryti, aišku, kad gal nepatikai, pradeda abejotis tavim ir žodžiu visas susiveda, kad atsiranda nerimas, baimė, neištikrintumas ir žodžiu, tada iš to pasekoja, kad nesijauti tvirtai ir tas pasitikėjimas, tai jums sakykime, tai truputį šiandien. Taip, kokiu dar? Kas ką parašėt?
Nu, tai jau prašom. Gal, man, pavyzdžiui, derina galbūt, kad darbo pokalbio metu susiparins gražus ir nusigyvės tinkamai vertinti. Galbūt stresas vis tiek veikia. Taip. Tai, taip? Pavyzdžiui, jau darbo pokalbio. Kad kandidatai, kurie dėl tos vietos įgyvenojo, tai buvo žymiai vyresni ir atrodo su didesnė nevojiškai. Ir visokių nieko nežinant, nemokant ir Aha. Tokių dar kainų nuogastavimų. Ar visiems pavyko pagauti mintis, ką galvoja tuo metu, kai kyla toks nerimas? Tai gal tiesiog paprasta baimė suklysti, nepatikti darbdaviui, nes būna, kad, pavyzdžiui, pasiruošiai tam interviu tiesiog puikiausiai galvoju, kad viskas turėtų būti gerai, turėtų priimti, kai ateina tas jau laikas, kažkur vieną kartą gali suklysti ir atrodo, kad ta klaida dabar viską ir nulems, kad būtent darbdavys būtent tą klaidą pamatė ir viskas. Dabar dėl tos klaidos atrodo, kad viskas, jau nieko nebus, nieko priims, ta viena klaida ir viską nulėmė, nors viskas, visi kiti atsakymai tavo buvo tikriausiai puikus ir geriausiai iš visų. Tačiau po pokalbio tas tokias mintis kyla. Būna, kad ir pokalbio metu atrodo kažkokią nesąmonę pasakiau ir galvoju, reikia kažkaip iš čia išsisukti, kažkaip kažką kitaip pasakyti ir būna, kad persisnėdi ir dar didesnė nesąmonė. Ir kaip paskui iš to tokias pasiekmes, kaip jaučiasi? Nieko gero. Labiausiai patinka vadovo, kadangi tiesiog nuoširdus žmogus. Taip. Taip, ir nulėmė ne tos klaidos, ką tu padarai, o kaip tu paskui pasitaisai, jeigu tu labai kažkaip lengvai visą tą situaciją priimi ir moki išsisukti iš tokios grubios situacijos, tai dažniausiai būtent tas ir patinka darbui iš tikrųjų. Iškalbingumas lemia viską, ne patirtis net kažkur, o taip, kaip tu moki save pateikti, taip, kaip tu kalbėt moki, kaip tu elgiesi, kaip tu žiūri, kaip tu atrodai, tai prasme, va tas, įspūdis tikrai visus susidūrus. Kiek mano pažįstamų draugų ėjo tiesiog po universitetų, gavę išsilavinimą visiškai be patirties, ir po jų ėjo daug žmonių, kurie buvo rekomenduoti tą vietą. Ir tai tikrai, pavadinkim, viešoji įstaiga, ta prasme, kažkokie savivaldybės kažkokios, ar dar kažkas, ta prasme, žmonės eina ir jie gauna tas vietas būtent dėl to, kad jie moka save pateikti ir kaip jie kalba. Taip. Iš tikrųjų, kiek man teko, tarkim, pastebėti tokį dalyką, kad iš tikrųjų pokalbio sėkmė priklauso nuo tavo išankstinio vidinio nusistatymo. Nes, pavyzdžiui, mano gyvenime buvo tokios dvi situacijas, kada, reiškia, vaikščiau darbo pokalbius dėl to, kad man žiauriai reikėjo darbo ir buvo nestabili finansinė padėtis. Kita situacija buvo, kada aš tiesiog turėjau laisvą laiką iš kur papildomų. Tai jeigu palygintas visas dvi situacijas, kada pas tave vidu yra nerimas, nes tavo reikia tų darbų dėl to, kad jo reikia, ir tu galvoji, kaip čia kažką padaryti, dar kažką, ir automatiškai tu tiesiog, paslysti lygioje vietoje. Realiai, kad tu pasakytum, kaip tu galvoji iš tikrųjų, tu to negali, nes tu vėlgi lygiuosi vadovo kasę pagalvos, kokio galbūt žmogaus reikia, ir tiesiog galvoji yra tokia, totaliai mišrainė ir tu nesupranti, ką reikia daryti. Jeigu tu esi atsipalaidavęs ir nusiteikęs, bus kaip bus, tiesiog tu negali žinoti, kokį būtent žmogaus reikia vadovui. Jeigu tu jam pateiksi kaip asmenybės ir pasakys, gerai, patirties neturi, bet jis arba jinai man patinka ir aš noriu, kad būtent investuoti savo laiką ir savo kažkokias, nežinau, finansinės tas išlaidas ir būtent tą žmogų, nes matau perspektyvas. To svarbiausia tiesiog su šypsena ir nieko nebijoti. Labai teisingai, tai tikrai pastebėjimai yra, kad tikrai darbdavys dažnai būna, kad netgi taip, kad duoda užduotis, specifiniams įgūdžiams, kad tai tikrai viską nenulemia, kad gali pasirinkti tą žmogų, kuris prasčiau atliko techninę užduotį, bet dėl asmeninių savybių, dėl entuziazmo, dėl motyvacijos
daugybę atvejų, kažkiek pavyzdžių yra, kaip tą matau. Ir va šitas būdas, kad tai yra būtent man tiesiog, kad padėtų tvirčiau jaustis, kad neleistų toms negatyvioms emocijoms taip užvaldyti, kad tiesiog paskui pasimestumėt pokalbio metu ar labai negatyviai, tai kažkaip jaustumėtės ir panašiai, tai realiai tą galime ir daugelį kitų gyvenimo situacijų taikyti, kada tiesiog matot, kad kažko eina judesys, baimė, tai tiesiog galima prisėsti ir savo pasianalizuoti. O kas būtent toj situacijai, kas man sukelia tą baimę, kokias kyla mintis ir kas iš to seka. Jaučiuosi, koks mano elgesys. Aš tiesiog į tą pagauni, pamatai ir tuomet mano partneriai, aš tiesiog minta ir darai kitaip, nes tiek autoriai, kas būtent su tą dirba, tai pavyzdžiui, Bekas labai daug su šito metodu dirba, tai jam tą tiesiog pastebi, kai žmogus savęs įvardina, susidėlioja konstruktyviai, automatiškai keičiasi jo elgesys ir jausmai. O tada tas mano toks požiūris yra, kad reikėtų kuo dažniau eiti į interviu, kad su kiekvienu interviu tu jaustumės tvirčiau ir žinotum ten maždaug tas visas situacijas, kaip tai vyksta, tai kaip ką jūs galvojate apie tai, kad aš kuo daugiau eičiau į interviu, sakykim taip. Čia yra labai gera patirtis ir tikrai, na, tai ten būtinai ten socialiai stengtis savo, čia per šią savaitę būtinai į 3 interviu ir panašiai, tą dirbtinai tampt nereikėtų, bet kai tik yra galimybė, nors tikrai siūlau eiti, nes vien tas, kai daugiau dalyvauju, daugiau matai situacijų, daugiau su kitais žmonėmis bendrauti, jeigu sugebi tą konstruktyviai viską įsivertinti, tai tikrai gali gauti daug naudos ir pasisemti, vien tas pasitikėjimas bus didesnis, kai geriau žinosi, kaip elgtis tokiose situacijose, kai būsi su neįprastom susidūręs, nes vis tik skirtingi vadovai, būna įvairių atvejų, bet kokia ta patirtis, kaip ir kokia jinai būtų neigiama kažkurioje kompanijoje, jinai iš tikro yra teigiama, nes matai, ką iš to gali gauti, matai, kaip kažkas kitas daro klaidas ir kaip gali supranti, kad gal tai man apskritai ir nereikia, ieškos tai tos, kuri bus manęs verta, tai tikrai tas vaikščiojimas jisai duoda daug, dėl to, kad stipriau jautiesi. Tai kad va čia irgi labai daug kas susijęs su mąstymu. Jeigu, tarkim, žmogus, kuris tikrai labai smarkiai ieško darbo, jisai daug kur siuntinėja CV, jį kviečia į pokalbį, jisai eina į vieną, į kitą ir jo nekviečia darbdavys dirbti, tai jeigu jis užsisuks tas neigiamas mintis, kad manęs čia nekviečia, aš esu nevykėlis, tai jeigu taip galvos, tai tuomet ir iš tų pokalbių nebus jokios naudos. Labai svarbu, kad jisai tą žiūrėtų konstruktyviai ir kad nepradėtų kažkurioje vietoje nusivertinti savęs. Kad, jeigu jau 3 interviu ir 4 einu ir manęs nepakvietė, kad čia jau viskas aš nurašytas. Tikrai taip nėra. O realiai, kuo bus daugiau tų neigiamų emocijų, tuo bus sunkiau patikti darbdaviui. Ir aš irgi tą matau, kad dažnai būna, kai kompanijoms pristatai kandidatus, kurie ieško darbo dėl to, kad jiems labai jo reikia, tarkim, iš kažkur atleido, kažkokia labai prasta situacija ir kada eina su neigiamu nusiteikimu, kad jau tikrai darbdavių ir nepakviečia, nors atrodo atitinka visas kompetencijas, viskas gerai, o pasirenka tą žmogų, kuris pats ir neieškojo darbo, o tiesiog, galbūt medžioklės būdu, vadinamoji marketingų pasiūlymų sudalyvauti, tai galvoju, okei, čia visai fainai, man įdomu būtų, gerai, kad pasiūlėt ir pasirenka tokį žmogų, nes jisai visai kitaip save pristato. Taip, jeigu supratau, mūsų laikas pasibaigęs, ne? Bet kas turit kokį klausimą, tai tikrai galite užduoti. Mane dėl to atlyginimo ant tą laiką. Aha. Tai nors įtariai atsakyti, kokios atlyginimo aš norėčiau ir panašiai. Ar vis dėlto reikia nurodyti konkrečią maždaug sumą nuo kiek iki tiek? Jeigu pats aišku, tai nepradedi, kad aš noriu tokio, bet jeigu darbdavys paklausia, tai kaip reikia tada sakyti? Taip, dažniausiai tai tikrai tas klausimas yra paprastai
visi darbdaviai užduoda, nes vienas dalykas, kiekviena kompanija be abejo, jinai turi savo nusimatymą, kiek gali mokėti, bet dažnai net būna apie tai, kad jie neturi konkrečios vienos sumos, o turi tam tikrus rėžius ir tiesiog įsivertinę jau konkretaus žmogaus kompetenciją, spręs, kiek jam pasiūlyti. Ir vėlgi tada tuomet žiūri, o tai koks to žmogaus lūkestis. Ir žiūri, kiek tas jo lūkestis yra realistiškas su jų galimų pasiūlymų ir pagal tai, kokios jo kompetencijos. Tiesiog įsivertina, įsilygina tos dalykus ir siūlo, o tuomet jau patį atlyginimą, kaip sakyti, tai tas priklauso nuo daug veiksnių. Jeigu tikrai esi apsibrėžęs, kad nori būtinai tiek uždirbti, tai tą ir reiktų sakyti ir argumentuoti, kodėl. Tai aišku, yra lengvas atvejis, kai žmonės turi patirtį, yra tikrai tvirti specialistai ir jie, sakykime, žino, ko yra verti. Jie žino, kiek jie uždirba šiuo metu ir kiek daugiau pridės jam būtų verta keisti. Tai tokia atveju jie įsivertina pagal tą ir būna, kad tikrai pateikia visiškai konkrečią sumą, ne kažkokiam ribom, būtinai noriu 4,000, nes šiuo metu uždirbu tiek ir tiek. Ir pagal savo kompetenciją matau, kad aš esu vertas kaip tiek uždirbti, tiesiog konkrečiai tuomet įsivertina. Kai neturint patirties visiškai, tai be abejo, šitą vietoj gali savo pakišti koją, jeigu užsibrėžini, kad būtinai noriu 2 arba 2,5, o tarkim tai mane jie bus pasiruošę, kad mokėjo 1700 iš tikrųjų, ne? Tai pozicijai. Ir jeigu kategoriškai tvirtai pasakysi tą didesnę sumą, tai tikėtina, kad užkirsti kelią, o tarkim realiai tiesi tą poziciją, tavo po pusmečio ar metų gausi tai, ko nori. Tai šitą vietą tuomet tiesiog patariu būti lankstesniems, įsivardinant, kad taip norėčiau gauti tokią sumą, tai arba konkretų skaičių pasakyti arba ribas, bet esu atviras dėryboms, nes man tikrai yra įdomi pozicija, svarbi kompanija ir galbūt galima tuomet įsivardinti, kad tarkim tai bandomuoju sutikčiau už mažiau, o po bandomo norėčiau tiek ir tiek gauti. Nes taip gali galbūt ir pradedant karjerą visiškai iki minimumo nusileisime, bet visada reikia įsivertinti ir pragyvenimo lygį. Priklauso ir nuo to miesto, kuriame gyveni. Tarkim, Vilniuje už minimalų išgyventi, tai ne taip paprasta. Tai tiesiog natūralu, įsivertini, susidėlioji ir tai kuo daugiau tikslumo, tuo geriau. Buvo punktas dar konkrečiais pavyzdžiais, pavyzdžiais, konkrečios situacijų. Situacija kina? Buvo, jūs tarp kalbate, bet konkrečiais pavyzdžiais. Tai tiesiog dažniausiai darbdavys, darbdavys visus tos pavyzdžius žinoti, kad jisai matytų, kaip tu elgiesi iš tikro. Nes tas parodo elgesį. Nes vien tai, kad pasakai abstrakčiai kažkokią klasę, gali tas nieko nepasako. Kiekvienas gali pasakyti, o aš labai sąžiningas ir atsakingas, ne? Bet ar iš tikrųjų visi mes vienodai sąžiningai ir atsakingi. Kada pateikė visus pavyzdžius, konkrečiai, tarkim, įvardinti tokiuose situacijose elgiuosi taip ir taip. Žinau, kada darbdavys duoda, kai iš vadovo gaunu užduotį, tai žinau konkrečius terminus, aš visada juos telpu, netgi padarau greičiau. Ir tokie pavyzdžiai argumentuoja tai, ką tu vardai, tą savybę ir nebeatrodo tiesiog nevertinai, tiesiog numestas neaišku, ką pasakantis dalykas. Nes atrodo, kad kiekvienas mes skirtingai tą pačią sąvoką suprantam. Tai kas vienam yra atsakingumas, ten yra visai kitas atsakingumas. Ten atsakingumas yra tik tai, kad jisai niekad nevėluoja į darbą. Bet jisai padaro savo užduotis laiku, čia yra kitas klausimas. Norėjau paklausti, ar naudinga būtų skambinti darbdaviui, kai išsiunti savo gyvenimo aprašymą, norint parodyti iniciatyvą, norą dirbti? Taip, tai yra naudinga, bet vėlgi svarbu tai tą daryti tinkamai ir parodant savo motyvaciją. Tai nereiktų
nurodyti terminai ar panašiai. Arba jeigu turi kažkokių konkrečių klausimų apie tą poziciją, tai su konkrečiais klausimais netgi gali ir prieš siūsdamas pasiskambint, kas netgi labiau atrodys motyvuota, nes pasiskambint konkrečiai pasitikslint, kas tau dar įdomu apie tą poziciją, nes skelbime kažkas nenurodyta. Aš tais konkrečiais klausimais, kas iš tikrųjų įdomu, kaip pasiskambinę, tai tikrai atrodo motyvuota. Man susitikslinė, ir jau žinau, aš tas motyvatas žmogus skambino. Tokiu atveju taip, bet kai net tiesiog man pagudrauti kažkokį. Tai savo visada žinau, kodėl aš tiesiog paskambinu, o ne tiesiog šiaip kad, rekomenduojama parodyti dėmesį. Labai jokinų būna skambučius, kad šiaip paskambinu. Jeigu skambini pasitikėti, pavyzdžiui, tai vis tiek labai dažnai nesakai nei vardo, nei pavardės, ne? Ar jūs, pavyzdžiui, pasiklausite, tada kas čia būtų? Tai mes vis tiek paklausim, kad žinotum iš ko laukti, tai vat žmonės sako, tai gerai, aš esu susitravęs savės, ar kipamas vardumas, bet ne, aš vis tiek kažkaip dažniausiai nesitikslinė, arba pats žmogus, arba tiesiog tame siūsdamas laiške, va čia skambinau, tikslinausi, vat man rodai tą tokį asmeniškiau, tada atrodo, kad nes standartinis kažkoks čia planas numetėjau, o va, aš čia parodžiau susidomėjimą ir dabar atsiunčiau savo CV. Tarkim, vis tiek būna žmonės, kad šiaip žmogus yra linkę šiek tiek save teigiamiau nupiešti, negu iš tikrųjų yra. Bet kai kurie žmonės atrodo, jeigu labai nori gauti tą darbą, jie pradeda meluoti tiesiog apie savo. Vis tiek žino, kur eina ir kurias savybės, arba labai stipriai pagražina, pakelia, arba tiesiog sumeluoja. O tada jis, tarkim, jis užduoda kažkoks klausimus, kad jis matytų, kiek tas žmogus yra sąžiningas su juo apie pokalbį, ar yra kažkokie skaitomieji ženklai paprasčiausiai, kad matytų, kiek tas žmogus fantazuoja, kiek jis yra realiai toksai. Tai labai priklauso nuo darbo, kaip jisai savo susidėlioja klausimus, bet neretai būna, kad kažkurioje vietoje išlenda, kai žmogus persistengia. Vienas dalykas paklausti apie savybę, žmogus pasako išvardina savo savybės ir kai pradeda klausinėti pavyzdžių, tarkim, tai gana abstraktų pavyzdį. Ir pabandai jį pasigilinti. Ir staiga, pasimeta ir nebežino, ką atsakyti. Tai, tai negerai. Tas iš karto rodo, kad kažkas čia ne taip. Tada užduoti daugiau kažkokių klausimų, vėl žiūri, nebeturi ką sakyti, kai eini iki gilin, o ne paviršių. Tai tas yra, tai tikrai dažniausiai, kad kažką vietoj išmokti. Taip, kartais galbūt išmokti nuo to, bet dažniausiai išmokti. Tai yra vadžiamas klausimai, vis daugiau darbdavių tą daro, kad klausinėja apie elgesį, o tai kaip elgėsi tokioj situacijai. Ir vis daugiau klausimų, ir čia nebe vienas klausimas, kažkoks, tai kaip konfliktinė situacija reikės. O vis daugiau eina. O tai kaip, tarkim, kad tik pavyzdžiui, kada gavai kažkokį labai sudėtingą tikslą, kuris atrodė neįveikiamas, kaip kad tikra situacija, kaip elgėsi, daug tokių veikų. O galime pasakyti, kodėl, pavyzdžiui, aš įsigydėjus tą patarimą, kai man išrinkai CV, tada pasiskambini ir sakai, labą dieną, bet neklausti, ar jūs gavote, nes greičiausiai būtų laiškas, jeigu ten būtų koks nors mėgti. Tada sakai, aš siunčiau CV ir iš tikrųjų labai norėčiau sudalyvauti ir pokalbį ir toliau dalyvauti trampoje. Čia yra pliusas ir čia atrodo šiek tiek irgi, kad nereikėtų kalbėti. Ne, šiaip geras dalykas iš tiesų. Kad parodė, kad tu tikrai nori tą poziciją. O tai jūs kaip tada, pavyzdžiui, reaguojate, kai sakote taip, tarkim, nežinau, malonu, bet dar peržiūrėsim CV. Dažniausiai tokiais atvejais, kai žmogus tikrai parodo, kad jis tikrai motyvuotas, dažniausiai pasikvieti pasikalbėti. Nes, tikrai tas užkabina, nes tai būna tikrai iš tos skambučio pasijusti, kad tikrai motyvuotas ir tikrai nori, tai tikrai nebūna daug. Būna tų pasiskambinančių, bet dažnai būna labai keisti skambučiai. Tarkim, kai paskambina žmogus ir iš karto išsipuola, va čia siunčiau prieš 2 dienas CV ir nesulaukiu jokio atsakymo. Gerai, gal dar čia tos atrakos netikėtų, bet tai, kad tave iš karto išsipuola, tas tokį nemalonų jausmą sukelia, kad net nesinori kas to žmogaus. Arba irgi, ypač čia būna, kaip atvejais turėjau, kai iš
tikrųjų tai buvo vyresni žmonės ir, na, šitoje yra tikrai daug priežastingumų ir kai būna siunčia ir kelias pozicijas, aš tikrai tiesiog vien dėl to, kad ras kažkokį darbą ir tai visiškai neteisingai, netitinka. Ir paskui skambina ir puola, tai kaip čia dabar manęs vien dėl amžiaus nekviečia ir panašiai. Ir iš karto puola ir monologų varo, neleidžia net kažkam pasakyti, kad, nu, netitinka reikalavimų, kad pozicija kažkokių įgūdžių neturi, tad anglų nemoka, nors nurodyta, kad reikia. Ir nu, tikrai to ne tokio žmogaus net nesinori prieskris šitą. Tai iš viso to kažkaip darau tokį išvadą, kad labiausiai darbdaviui imponuoja, sakykime, kandidato motyvacija, ne? Taip, aš tikrųjų daug kur tikrai yra tokių pavyzdžių, kad kai buvo su stipresnė kompetencija žmogus, bet pasirinko su mažesnė vien dėl motyvacijos. Aišku, tai, na, neparodo, kad būtinai tai kiekvienai vietai tikrai pasiseks, nes, na, vis tiek įmonėms kažkaip, kada yra atskira pozicija, tai yra tas, kiek tikrai reikia, kad būtinai skubiai tas žmogus startuotojas, nes, tarkim, jeigu iš jo labai stiprus specialistas ir nėra kam jo pakeisti, tai vietoj ir įmonėje nėra tokio stipraus žmogaus, tai tikėtina, kad tokiu atveju, nu, net nebus kam apmokyti to naujo, be patirties žmogaus, tai tuomet ir ieškos ir bent to tokio stiprė, bet kada yra daugiau, tarkim, tos srities žmonių, tai tikrai tuomet dažnai būna, kad ir reikalavimai buvo aukšti, bet pasirenka tą, kuris motyvuotas potencialą. Kaip vienas klientas pasakė su pavasario akyse. Žinokit, iš tikrųjų labai daug darbdavių pažįstų, kurie klausinėja kitų klausimus, duoda pokalbių metu, tai ar jūs norit šito darbą ir kodėl jūs norit šito darbą. Daugiau jau ten, ta prasme, CV jūsų kaip ir gavę. Jeigu mes kviečiame dieną po 20-30 žmonių, skiriam po 20 minučių, tai įsivaizduokit, kad jūs tikrai negalėsite išsikviesti, pasakoti apie save kažką. Tai vat, nu, tas pirmas įvaizdis toks, vat, įeina žmogus, jis visada toks motyvuotas, nu, prasme, ir vat, nu, kai tu paklausim kažką iš tokių konkrečių klausimų, tai ir žiūri, paskui stebi, kaip žmonės reaguoja į juos, nes jeigu jisai bet kokio darbo nori, tai tokio žmogus tikrai komandai nesinori. Arba būna dar toks klausimas, ar žinai, kad nors apie mūsų įmonę. Ne, ta prasme, net būtent tą sritį, o tą pačią įmonę, kūrimo metą, tai dar kažkokia. Ir man pasakoja vienas žmogus pažįstamas tokia istorija, kai įmonė buvo susijęs su kosmetika, parfumerija, su ta sriti. Ir aš jas ateina mergytę ir klausia, ar tu žinai, kad nors apie mūsų įmonę. Jis sako, taip, pasiskaičiau, taip įdomu. Reiškia, jūs darot pačius skaniausius sumuštinius. Ir va tas vadovas vos neįkrito šitas, prasme, jeigu jau kažko nežinot, negirdėt, tai man atrodo, jeigu pasakyti, tiesiai šviesiai, labai atsiprašau, ten neturėjau galimybę pasakyti, bet sakau, kad kartais būna ir taip, kad viskas sako, kad jeigu jau tokia situacija bandėm gauti, tai ten prasminį sutikti. Tikrai daugelis darbdavių jaučiasi pamaloninti, kai mato, kad žmogus pasidomėjo apie juos, nes, nu, reiškia, tikrai jam įdomu ir netgi tą galime nebūtinai laukti, kol darbdavys paklaus. Aš žinau kažką, o tiesiog dalyje klausimų atsakant, jeigu matot, kad tai būtų, na, sakykime, į temą, užsimint, kad, nu, o, kiek žinau, pas jūs būna ten tas ir tas, daro taip ir taip, tai aš tame turiu tokios ir tokios patirties, manau, kad būtų naudinga. Tiesiog pasakant apie save, apie savo patirtį, ten, matai, kad tinka tai įmonė, galima tą ir pabrėžti. Aš tai girdėjau sakinį. O sakykit, psichologiniai testai dar vis populiaru, nes iš jau seniau, kai būdavo buvusi daug interviu, tai būdavo duodami tiek kelių šimtų klausimų, kuriuos reikia sakyti, dabar tai daroma. Dabar tas populiarumas labai smarkiai nukritęs, taip kai kur dar tai daro, bet ta banga jinai jau yra praėjus realiai iki krizės maždaug, kad buvo baisiai populiaru, ten kelias įmonės nueini ir tą patį testą padarai. Dabar tikrai jau ne, nes vienas dalykas labai daug žmonių jaučiasi apsimokė, kai kuriuo praeinėjau ir ten susiieškojęs kokius ten kur ką geriau atsakyti. Ir kita vertus, realiai Lietuvoje adaptuotų gerų testų nėra praktiškai, kur už savybėms vertinti ir panašiai. Daugumą atveju testai, jie neparodo to, ką iš tikrųjų turėtų parodyti. Ir ypač daug įmonių, kas darė tas testavimus, jie
realiai net nemokėjo tinkamai interpretuoti, nes žmogus visiškai nesusipažinęs, nežino tų interpretavimo niuansų, ir pasižiūri, čia aukštesni atsakymai ten, tai reiškia viskas gerai, imam tą, kur aukščiausia yra didžiausi rezultatai. Bet realiai gal tai pozicijai net nereikia tų savybių. Ten kažkoks ekstravertiškumas aukščiausias, tarkim, pas žmogų, ne? Ekstraverti, bet jis eina į analitiko poziciją. Tai ar jis mums geriausias kandidatas? Tai, daug tokių niuansų buvo, kas realiai nulėmė, kad, jau nedaug ir tas sakoma. Taip yra įmonė, kurios yra iš užsienio, siuntusius, ypač yra tarptautinės, kai kurios, kad ten daro visose šalyse ten tos testus ir Lietuvos dėlėkai daro testuoja kandidatus. Bet dažnai tai testai būna ne iki galo sutvarkyti, neadaptuoti ir ne visada teisingai parodo. Paskui pačios kompanijos tokius dėl to turi bėdų, nes tarkim su viena kompanija dirbau, kur jiems buvo irgi nuleisti iš užsienio, kad jie turi daryti ten loginio matematinio mąstymo testų žmonėms, atsiuntė tos testus ir ten tikrai buvo aukštos pozicijos su didelė patirtim žmonės. Interviu metu, kai pasikalbino grįžtamasis ryšiai, sako, kokie geri, labai geri kandidatai, dar mes protestuosim. Ir padaro tą testą ir išsigąsta, kad visi labai žemi rezultatai. Bet tas testas jis net nebuvo adaptuotas, kad mokysi, nieko nebuvo daryta. Tai, realiai kompanija iš to testo negavo jokios naudos. Tiek, kad pirmas įspūdis buvo, kad tie kandidatai blogi, kur atrodė, kad geri. Čia daug niuansų šitoj srity. O dėl tų įmonių dar vis būna, pavyzdžiui, įmonė, bet pasakė, kažkas ribas parodžius, nuo 2 iki 2,5. Tarkim, tas darbuotojas atėjęs pasako, kad jis norėtų 2,000. Tai dažniausiai po to taip ir būna, kad jeigu pasakyk, kad 2,000 tai ir gausi, nors iš tikrųjų ta viršūnėlė buvo didesnė įmonės nustatyta. Čia priklauso nuo kompanijos. Yra tokia kompanija, kurios mokės tą, kur buvo nurodyta pagal kompetencijas ir jie tą pasako, bet čia dažniausiai yra tas kompanijos, kur labai aiškiai sudėlioti procesai ir įsivertinta, kad kokios kompetencijos žmogus, kokį atlyginimą turi gauti. Tai va tokiuose kompanijose tai realiai gaus kiek įsivertins jo kompetenciją, kiek pasiūlys. Tai tikrai gali būti daugiau, negu žmogus pasakė. Bet, taip, yra ir daug tokių kompanijų, kur tame tas džiugs, jis nori mažiau ir to progas sumokės mažiau. Tai galima tiesiog tokia atveju, kai kalbam, kad minėti nuo arba ta tokia minimali riba, sakykime, sutikčiau už tiek, bet tikrai motyvuojantis atlyginimas būtų toks ir toks. Tai kompanija, kuriai svarbu, kas jos darbuotojai būtų tikrai motyvuoti, tokia atveju jie pasiūlys tą motyvuojantį atlyginimą. Tai gerai, gal tada baigėm užsitęsti vos ne dvigubai ilgiau. Ir mūsų asociacijos vardu labai norėčiau padėkoti už tai, kad Marija sutiko mums papasakoti apie darbo psichologiją ir psichologinius darbo pokalbių aspektus ir dar kartą dėkojam.